Prieš 20 metų šitoj vietoj ir aplink nutiko tai, kas pakeitė mūsų visų gyvenimus. Debatai. Tai visų pirma norėčiau padėkoti Virginijai, visiems treneriam, mokytojam, kad išmokė mus to, ko jokie kiti gyvenimo universitetai nebeišmokys. Draugams, su kuriais tiek visko nuveikėm, komandai, su kuria keliavom, išmaišėm visą Lietuvą ir nukeliavom iki pat Pietų Amerikos. Ačiū visiems, linkiu dar 20 metų gyvuoti, įkvėpti vieniem kitus ir dalintis tuo, kas taip yra brangu. Debatai jėga. Debatuose kartu su kitais žmonėmis mes užmezgėme tuos ryšius, kurie iš tikrųjų nebuvo vienadieniai, o jie tęsiasi ir dabar, praėjus jau 20 metų nuo debatų pradžios. Tai yra pats geriausias ir žavingiausias dalykas, koks galėjo atsitikti mano gyvenime, kad aš per debatus suradau naujus draugus, suradau Algirdą. Ir tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tai mano buvo gyvenimo atradimai. Tai pirmiausia už juos ir noriu padėkoti jums asmeniškai, nes tai buvo pirmieji žingsniai, kurie suvienijo mane ir Algirdą ir suvienijo begalę dar žmonių, kurie yra šiandieną kartu su mumis. Turbūt šiandien sunkiai kas įsivaizduoja, kaip viskas atrodė 95 metais, o atrodė truputį kitaip nei dabar. Nei interneto, nei socialinių tinklų, nei kažkokio kito tokio paprasto lango į pasaulį, kokį mes turim šiandien. Ir gyvenimas vyko iki 11 klasės, kol prasidėjo debatai tokiam pakankamai uždaroj aplinkoj, tarkim, ten Panevėžy. Ir šiandien jisai atrodo, globaliu mastu labai mažas. Ir ta, ką man davė debatai, davė labai daug visokių pirmų kartų ir pirmų patirčių. Tai mes susirinkom stovykloj, kur buvo labai daug įdomių žmonių ir įdomių mokytojų, kurie norėjo kažką tai pradėti, kurie turėjo pakankamai entuziazmo pradėti naują veiklą, įdomią veiklą, kurios iki tol niekas nedarė ir tai yra labai sunku, o tą pradėti visada yra smagu kartu su bendraminčiais. Tai tau truputį už to Panevėžio ir aš įsivaizduoju kitiems už tų druskininkų atsiveria toks platesnis horizontas, kuris iš pradžių Latvija, paskui mums druskininkai. Mes tikrai susiradom labai daug draugų ir sakau, pirmos patirtys, tokių draugysčių tarp mokyklų, draugysčių tarp miestų, tai su debatais čia galim vardinti ir vardinti. Druskininkų šokių maratonas man yra debatų patirtis, pirmas skrydis lėktuvu man yra debatų patirtis, pirmas išvykimas su draugais į užsienį, su kuriais, po galvoju, 18 turbūt metų, aš šiandien dar su visais praktiškai bendrauju ir labai miela visus prisiminti. Daug jaunesnių kolegų, su kuriais turbūt mokykloje nebūčiau bendravęs, jeigu ne debatai, o šiandien jie yra geriausi mano draugai. Tai debatam, didžiulis apkabinimas ir debatam. Ir aš sveikinu, kad šitie nauji dalykai, kuriuos jūs pradėjot, jie išgyvena 20 metų, tai yra didelis pasiekimas. Ir linkiu neprarasti tos drąsos, tos truputėlį avantiūrizmo dvasios ir to tokio siekio ėjimo į priekį ir gebėjimo burti bendraminčius. Aš dar nuo savęs pridėsiu, iš tikrųjų aš dar labiau esu dėkingas mokytojai Pakšienei, ta prasme, kad ji buvo ne tik mano debatų kaip ir mokytojų pradininkė, bet ji taip pat buvo ir mano anglų kalbos mokytoja. Ir be abejo davė tuos pagrindus anglų kalboje, dėl kurių aš iš tikrųjų turėjau visai kitokias galimybės ir galimybės mokytis užsienyje ir toliau tęsti mokslus. Tai iš tikrųjų aš gavau tam tikrą dovaną iš jūsų. Niekada tos skolos negalėsiu grąžinti, nes tai yra galbūt tas specifiškumas mokytojo ir mokinio santykio. Bet iš tikrųjų aš ką galiu pažadėti, aš galiu pažadėti, kad tą dovaną, kurią aš gavau, aš tikrai stengsiuosi ją perduoti kitoms kartoms, pasidalinti ją su draugais. Ir aš tikrai linkiu, kad tai, kai jūs davėt mum, kad jūs ir toliau duotumėt kitiems žmonėm ir dėl to pasaulis būtų gražesnis. Mokytoja. Prieš 17 metų
kai vyko mano pirmasis debatas, dėja, tokios galimybės ruoštis mes neturėjom. Internetu beveik niekas neturėjo, Google dar neegzistavo. Tai kaip vykdavo pasiruošimas? Iš tikrųjų, su komanda reikėdavo nueiti į viešąją biblioteką, prisirinkti krūvą knygų, krūvą žurnalų, tokių tarybinių pavadinimų, mokslas ir gyvenimas, pasidalinti visą tą informaciją, porą savaičių ją studijuoti, bandant rasti keletą pavyzdžių tose knygose ar žurnaluose. Bet kuriuo atveju, nepaisant visų šitų sunkumų, mums debatuoti buvo labai smagu. Debatai suteikdavo labai daug teigiamų emocijų. Tai iš tikrųjų buvo debatai suteikė tuo metu galimybę pirmą kartą pažvelgti visas tas globalias problemas ir jas analizuoti, kad ir kaip tai būtų sunku. Taip pat daugeliui mūsų tai buvo pirmoji galimybė, važiuojant į tarptautinį debatų turnyrą, išvažiuoti į užsienį. Daugeliui tai buvo pirma kelionė į užsienį, pirma kelionė lėktuvu. Tai galimybė susitikti ir susipažinti su skirtingais įdomiais žmonėmis. Tai nors ir buvo nelengva debatuoti tuo metu, debatai suteikė labai daug teigiamų emocijų. Ir ne vien teigiamų emocijų, taip pat visi įgūdžiai, kuriuos mes įgavome debatuodami, buvo labai naudingi ateityje, tiek siekiant tolimesnių mokslų, ar tiek siekiant profesinės karjeros tikslų. Todėl 20 debatų gimtadienio proga aš iš tikrųjų norėčiau labai padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie debatų ugdymo Lietuvoje. Ypatingai norėčiau padėkoti savo mokytojai Alinai Gutauskienei, taip pat debatų centro direktoriai Virginijai Pakšienei. Labai ačiū Jums už visas teigiamas emocijas, kurias debatai mums suteikė. Ačiū. Sveiki, aš Giedrius. Ir aš Justina. Ir šį vakarą mes norėtumėm pasveikinti Lietuvos debatų centrą su ilgametė veikla. But first... Let me take a selfie. Naujai rimtai, debatams dėkoti tikrai yra už ką. Už įgytą patirtį, sutiktus naujus žmonės. Už išlaisvintą kalbos dovaną. Už daugybę įvairių patirčių debatų turnyrų tiek Vilniuje, tiek Kėdainiuose. Druskininkuose. Už visas keliones į Kiniją, Australiją, Tailandą ar Slovėniją. Į tos pačius Šiaulius ar Palangą. ar Kėdainius. Bet debatų centras būtų niekas be savo ištikimo ir entuziastingo vedlio. Virginijos Pakšienės. Tai didžiausias ačiū Jums. Būtent Jums norėtumėm palinkėti neišblėstančio entuziazmo ir dar daug metų tikros aktyvios veiklos. Tai labai gaila, kad mes negalim šiandien būti su Jumis, leisdami laiką šitame ūkanotame Kalifornijos paplūdimyje. Tačiau linkim visoms ateities kartoms pasisemti iš šios debatų stovyklos kuo daugiau. Tai debatininkai, imkit viską, ką galit ir daug dirbkit. Sveikinu Lietuvos debatų bendruomenę ir ypatingai mielą Virginiją Pakšienę su Lietuvos debatų centro 20-mečiu. Esu Jums dėkinga už visą, ką išmokau ir už visas man suteiktas galimybės. Tačiau labiausiai esu Jums dėkinga už Jūsų nenuilstamą darbą ir įdedamas jėgas tobulinant Lietuvos jaunimą. Tikiuosi, kad debatų centras gyvuos dar ne vienerius metus, per kuriuos išugdys daugybę gabių ir talentingų debatininkų. Debatų centras subūrė mus į tokią debatų komandą, kuri yra stipri lygi pat šios dienos. Ir visi šie mano dalykai pasakyti anksčiau neturėtų jokios prasmės, jeigu neegzistuotų šitie nuostabūs, protingi, linksmi, nepakartojami žmonės kaip debatininkai. Žinau, jog debatų kalbose nepriimta naudotis asmeniniu pavyzdžiu, tačiau negaliu susilaikyti ir nepasakyti, jog aš esu debatams labai dėkinga už tai, jog mano gyvenimą papildė šiais nuostabiais žmonėmis, mano komandos nariais, kurie iki šios dienos yra mano patys geriausi draugai. Kadangi mano laikas jau baigėsi, noriu dar kartą pasveikinti visus su labai gražiu debatų centro jubiliejumi, visiems palinkėti sėkmės ir toliau debatuoti.
Aš visą laiką žinau, kad tai yra žmonės, kuriais galiu pasitikėti, žmonės, kuriuos galiu laikyti savo draugais ir žmonės, kuriuos galiu laikyti savo bendraminčiais. Kadangi tikrai ne kiekvienas gali suprasti, ką reiškia 4 savaitės ruošti savo bylas ateinančiam turnyrui, ne kiekvienas gali suprasti, ką reiškia nemiegoti naktį, pergyvenant, kad rytoj artėja debatas, kuris gali nulemti, ar komanda paklius į atkrintamosius raundus. Taigi sveikinu debatų centrą su 20-ojo gimtadieniu. Džiaugiuosi, kad jūs visi esate kartu ir tikiuosi, kad debatų centras gyvos dar ne vieną dešimtmetį ir suteiks naujiems žmonėms tokius išgyvenimus, kokius suteikia man. Taigi sveikinu, sėkmės visiems. Mes norėtume pasveikinti Lietuvos debatų centrą jo 20-mečio progai ir padėkoti Virginijai Pakšienei už visą sunkų darbą, kurį įdėjo, kad ši veikla gyvuotų Lietuvoje. Džiaugiamės, kad debatai privertė mus siekti asmeninių aukštumų, o ne nueiti klystkeliais. Lietuvos debatų bendruomenė. Patys šilčiausi sveikinimai su 20 metų jubiliejumi. Sveikinu visus, užkopus jau į tokią aukštą ir įspūdingą 20 metų viršukalnę. Ir sveikinuosi iš Ekvadoro nuo aukštųjų Andų kalnų ir siunčiu ypatingus linkėjimus Virginijai Pakšienei, Almai Jozaitienei, Alinai Gutauskienei ir visoms kitoms mokytojams, kurios mus atvedė į šią nuostabią debatų avantiūrą. Sveikinu jums visiems, mylėjai debatininkai, užkopusius šią viršukalnę. Ir linkiu ir toliau kopti kuo aukščiau, žvelgti kuo toliau ir mąstyti kuo plačiau. Nes mes esame vienintelė ir nepakartojama, vieninga ir įspūdinga, nuostabi debatų bendruomenė. Tokia ir likime. Sveikinu visiems ir didžiausios sėkmės. Labas vakaras Lietuva. Didžiausi linkėjimai Lietuvos debatininkam, poniai Virginijai, mano mokytojai Linai, visiems debatininkams, kurie mane mokė arba su manim debatavo. Ir aišku, Lietuvos debatų centrui. Sveikinu su 20-mečiu ir siunčiu geriausius linkėjimus nuo šalia Empire State Building. Didžiausi linkėjimai debatų centrui iš Indonezijos. Didžiausi sveikinimai debatų 10-mečių jubiliejumi ir tikiuosi, kad daugelį metų jūs vis dar visus vaikus skatinsite mąstymu ir savarankiškumu. Didžiausi linkėjimai iš Vokietijos. Miela Virginija, su visa šeima sveikinu jūsų nuostabiu tokio darbo jubiliejum. Ir labai didelis jums ačiū už išsilavinimą formalų, neformalų, šeimininį, draugišką ir asmenišką, už nerealius patyrimus, už keliones kartu, už stovyklas, kurios labai gerai paruošia mus šeimininiam gyvenimui ir motinystei, su nemiegotom naktim ir bendravimai su paaugliais ir visu kitu. Ir labai didelis ačiū jums už jūsų kantrybę, už stiprybę, už išradingumą ir už meilę, kurią jūs parodėt ir parodot per visą savo darbą kiekvienais metais. Linkiu, kad tai darbas lengvėtų truputėlį, bet jūsų išradingumas nesibaigtų ir užtektų sveikatos ir jėgų įvykdyti visus planus, kokius tik sugalvojat. Didelis ačiū. Mėly debatininkai, man yra labai smagu, kad galiu kartu su jumis pasidžiaugti Lietuvos debatų centro sukaktimi, kad jau 20 metų debatai Lietuvoje keičia moksleivių gyvenimus, leisdami jiems pažinti pasaulį kitomis racionaliai mąstančio žmogaus akimis. Miela Virginija, mielos mokytojos, noriu jums padėkoti už tai, kad darbas, kurį jūs darote, iš tiesų keičia žmonių gyvenimus. Jis leidžia ne tik pamatyti pasaulį, bet ir susirasti draugų visam gyvenimui. Linkėjimai ir sveikinimai iš Anglijos, Lietuvos debatų centro 20-mečio proga ir didžiausios sėkmės penketukui važiuojančiam į pasaulinį turnyrą. Juste Rokai, Lukai, Jelena ir Sandra, prašau įrodykit, kad Lietuvos debatininkai moka ne tik labai gerai atostogauti, bet jie ir puikiai debatuoja. Sveikinimai nuo 2014 metų WSDC komandos. Linkėjimai Virginijai ir visoms mokytojams. Sveikiname su 20-mečiu. Ačiū debatų centrui ir sveikinu su 20-ojo gimtadieniu. Sveiki, sveikinu debatų klubą su gimtadieniu. Dėkui už viską, ką patyriau mokykloje, už
Nu kalbėk. Rokas jau pasveikino. Aš manau, aš pasivaizduoju. Tai gali nuskambėti labai kitaip, negu dabar. Aš tai dėkingas debatams už tai, kad dabar tokie pokštai iš tikrųjų turi prasmę ir galiu juos suprasti. Ir šiaip, už tai, kad galima mąstyti biškį plačiau. Viskas? Aišku. Seriously? Labai dėkingas Virginijai Pakšienei, kurios begalinės pastangos mums leido paragauti debatų ir tapti nuo jų priklausomais. Pradedantiesiems norėčiau palinkėti kuo daugiau drąsos, kantrybės ir užsispyrimo. Tiems, kurie išvažiuos į World Schools Debating Championships, norėčiau palinkėti kuo daugiau sėkmės. Ir visiems linkiu mėgauti šią stovyklą, nes čia veikiausiai sutiksite žmonių, kurie taps jūsų draugais visam gyvenimui. Enjoy! Jeigu ne debatai, tai visi geriausi dalykai, kurie mano gyvenime nutiko per pastaruosius 10 metų, gero nebūtų nutikę. Taigi noriu labai padėkoti visų pirma Virginijai už jūsų neišblėstančią energiją, kūrybiškumą ir pasiryžimą dirbti su mumis ir dėl mūsų. Ir taip pat visiems tiems, kurie per pastaruosius 20 metų savo optimizmu, pastangomis ir dažnai vien tik idėjos vedami dirbo ir stengiasi, kad kuo daugiau jaunų, smalsių, ambicingų Lietuvos moksleivių galėtų atrasti debatus ir turėtų galimybę pakeisti savo gyvenimą. Taigi linkiu dar veršlesnio ir dar rezultatyvesnio ateinančio debatų 20-mečio. Šios gražios sukakties proga norėtume padėkoti visiems žmonėms, kurie buvo debatų centro dalis šiuos 20 metų. Ypatingai norėtume padėkoti Virginijai, Nijolei ir Alinai, kurios mums suteikė progą gauti žinių svarbių mūsų gyvenime. Taip pat progą užmegzti draugystės ryšius visam gyvenimui į priekį. Linkime sėkmės visiems Druskininkų debatų stovykloje, gero laiko ir taip pat naujų draugų ir žinių. Ir linkime ypač didelės sėkmės šių metų komandai važiuojančiai į pasaulinius ir visoms komandoms, kurios dar 20 metų važiuos į šį turnyrą. Sveikiname. Sveikiname. Hi Virginia, greetings from Geneva. This is Friday the 13th. And you can see really nice mountains behind. This is where me and Karolis work. And we wanted to say big and warm congratulations for the 20th anniversary of Debates in Lithuania. Yes, and we just wanted to say that you are doing an incredibly big job developing young talents like us. And to be honest, the job that you're doing, you don't realize how big it is. It does not stop in school or university. It actually haunts us every day. This is where we work. With top management of Procter & Gamble, also at home, debating with your wife, debating in everyday conflicts. So thank you very much, and we hope that we can do the same in the same place, or in Cincinnati in 20 years from now. And we hope to all meet in Druskininkai one sunny day. Ilgainiui debatai liko su manim. Šiuo metu, būdamas toli nuo savo tėvynės ir stengdamasis vystyti verslo projektus, vis prisimenu įgūdžius ir vis juos naudoju, tuos, kuriuos įgyjau debatų veikloje. Kritinis mąstymas, sugebėjimas pažvelgti problemą iš visai kitų perspektyvų, negu esi įpratęs, tai yra tai, ką duoda debatai. Todėl iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad debatų centras tęsia savo veiklą ir tęsia ją sėkmingai. Siunčiu didžiausius linkėjimus Virginijai Pakšienei ir visai debatų centro komandai. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad turėjau galimybę gyvenime būti kažkokia maža dalimi visos šitos puikios organizacijos. Sveikiname debatų centrą su 20-mečiu. Labai norėtume padėkoti pirmiausia Virginijai Pakšienei, kuri padarė šitą galimybę įmanomą mums tobulėti, mokytis debatų, važiuoti į įvairias šalis. Ir taip pat noriu padėkoti ypatingai mūsų mokytojai Alinai Gutauskienei. Ir mokytojai Nijolei Pakšienei už tai, kad dirba su mumis ir ruošia mus. Esame labai laimingi, kad mums teko galimybę būti debatų bendruomenės dalimi ir esame labai dėkingi už visas mums teiktas galimybes. Su gimimo diena debatų centre. Kuo didžiausi linkėjimai Virginijai, mokytojai Alinai ir visoms kitoms mokytojams. Ačiū už jūsų ryžtą, geranoriškumą ir kantrybę, išugdant mus debatininkų kartą ir ne vieną. Jau per 20 metų buvo tikriausiai 20 debatų kartų. Myliu debatus, jie pakeitė mano gyvenimą. Simonas taip pat dėkoja. Tai tikrai buvo geriausias sprendimas mūsų gyvenimuose. Labai jums ačiū. Debatai yra tapę labai didelę ir svarbę mūsų visos šeimos dalimi. Ačiū Jums, kad esat ir su gimtadieniu.
Sveiki, Virginija. Norėjau ir aš prisidėti prie šventinių sveikinimų, palinkėti jums viso ko geriausio, palinkėti nesibaigiančio entuzijazmo ir tos energijos, gerinant šį pasaulį, gerinant žmonių gyvenimus. Dar kartą dėkoju jums, geros šventės, linkėjimai iš Portugalijos. Nuoširdus sveikinimai Debatų centro 20-mečio proga ir didelė padėka Virginijai Pakšienei už nuoširdų ilgametį darbą su mumis, mūsų visų Lietuvos debatų mama. Debatai man davė 8 metus nuostabių įspūdžių, nuotykių pasaulinėse čempionatuose, druskininkų stovyklose. Sutikti žmonės, sakyčiau, tikrai buvo vieni nuostabiausių, šilčiausių ir įspūdingiausių mano kartos atstovų, kuriuos visada smagu sutikti bet kuriame pasaulio kampelyje. Debatuokite, laikykitės toliau, visiems sėkmės. Virginija, ačiū Jums ir linkėjimai Lietuvos debatų programai 20-mečio proga iš Oksfordo. Dėkui. Esu labai dėkinga Virginijai Pakšienei už tai, kad visas jos triūsas, visos jos pastangos padėjo sukurti tai, ką mes turime dabar. Tai dideliausi sveikinimai Lietuvos debatų centrui su tokia didelė ir gražia proga. Būkit ir toliau, gyvuokit, plėskitės, nesustokit, auginkit ir toliau tiek daug jaunų ir talentingų ir protingų žmonių. Ir aš noriu tiesiog palinkėti Virginijai ir visiems kitiems, kurie prisideda prie jaunų žmonių Lietuvoje tobulėjimo per debatus, kad visą laiką žinotumėt ir niekada neužmirštumėt, kad jūs kurite milžiniškai svarbų palikimą ir keičiate jaunų žmonių gyvenimus. Taigi, ačiū Virginija, ačiū debatų centrui ir visiems, kurie padeda jauniems žmonėms tobulėti. Aš debatų virusų užsikrėčiau būdama paauglystėje ir iš tikrųjų, kai tu esi pažeidžiamiausias ir silpniausias savo gyvenime, tau debatai suteikia labai daug ginklų. Visų pirma, pasitikėjimą savimi, jie išmoko tave kritiškai mąstyti, išreikšti savo mintis ir galiausiai padovanoja visą armiją nuostabiausių bičiulių, kurie išlieka visam gyvenimui. Ir už tai noriu labai padėkoti visiems mokytojams, studentams, savanoriams, rėmėjams, kurie nėrė į šitą debatų avantiūrą ir kurie iki šiol vis dar vykdo debatų veiklą Lietuvoje, kuri pakeičia žmonių gyvenimus. Norėjau nuoširdžiai pasveikinti Lietuvos debatų centrą, visą Lietuvos debatininkų bendruomenę ir jos idėjinį lyderį, nuostabų žmogų Virginiją Pakšienę su debatų veiklos 20-mečiu. Sveiki, sveikinu gražaus 20-ojo gimtadienio progą, linkiu ilgų klestėjimo metų ir perduodu didžiausius linkėjimus Alinai Gutauskienei, Virginijai Pakšienei ir be abejo visiems tiems, su kuriais teko bendrauti. Tai buvo patys geriausi, patys šauniausi, patys smagiausi mūsų gyvenimo metai. Tai kad ilgai dar gyvuotų debatų programa. Sveika Lietuvos debatų bendruomenė. Didžiausi sveikinimai 20-mečio proga ir šilčiausi sveikinimai mokytojai Nijolei Tikušienei ir mokytojai Virginijai Pakšienei. Be jūsų visos šitos gražios kelionės nebūtų buvę. Ačiū. Sveikinimai visiems, daug linkėjimų Virginijai ir laukiu kito didelio debatų centro jubiliejaus. Sveiki, aš Julijus Grigaliūnas. Sveikinu visus Lietuvos debatorius mūsų judėjimo 20-mečio proga ir linkiu toliau lavinti Lietuvos ateities protus. Sveikinu debatų klubą, gražios šventės šiandien ir įspūdingų pergalių ateityje. Debatininkai, sveikinu jūs visus su gimtadieniu. Virginija, ačiū Jums, kad 20 metų mokote jaunimą, kaip reikia mąstyti. 20 nėra daug, bus ir dar daugiau. Sėkmės! Sveikinu debatų centrą su 20-mečio jubiliejum ir linkiu ir toliau mūsų susikvėpti siekti savo svajonių. Sveikinam Dievę su šitą nuostabę ir nepamirštamą šventės gyvenime ir sveikinam debatų centrą. Sveikinam gimtadienį. Bučkis. Tik debatuose patirsi tu vasarą ir Lietuvą. Išmoksi tu kalbėti ir bendrauti su žmonėm, įsipažinčių, laikinų ir amžinų.
Gnop, 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 gnop.